Sveiki, dabar paaiškinsiu, kokios kontraindikacijos yra susijusios su elektroterapijos technologija. Yra absoliučių kontraindikacijų, tokių kaip elektriniai implantai, pavyzdžiui, širdies stimuliatoriai arba nėščios moterys. Bet yra ir sąlyginių kontraindikacijų, tokių kaip epilepsija arba onkologinėmis ligomis sergantys žmonės. Tokiems atvejams mes jau sudarėme informuoto asmens sutikimą, kurį galite pateikti pacientui. Taip pat šioje virtualioje apmokymo platformoje, kai prie jos prisijungsite ir su ja susipažinsite, rasite visas priemonės, kurių jums reikės, kad galėtumėte gerai ir teisingai vertinti autonominę nervų sistemą. Atminkite, kad tam turite V-Cardio, kuris pristatomas su šia technologija. Rasite daugybę testų, skirtų nerimui, miegui ir skausmui įvertinti. Taip pat testą skirtą pavyzdžiui įvertinti tendinopatijas ir testą skirtą temporomandibulinės sistemos vertinimams. Jau yra keletas testų, kurias galite atsisiųsti. Taip pat yra ir kitų priemonių, kurios nepristatomos su technologija. Pavyzdžiui, Oura Ring, aktigrafas, kuris matuoja miego rodiklius, arba kortizolio rinkiniai, kurie skirti gilesniam ir pažangesniam autonominės nervų sistemos vertinimui. Mokslinių tyrimų dalyje NESA yra viena iš sričių, kurioms teikiamas didžiausias prioritetas. Kaip jau minėjau anksčiau, NESA naudojama universitetuose ir kitose organizacijose, kurios atlieka tyrimus ir teikia įrodymus susijusius su mūsų kasdienė veikla klinikoje. Nuolat augančioje duomenų bazėje rasite įvairių tyrimų, kurie vis atnaujinami. Duomenų bazė nuolat peržiūrima, atnaujinama, o apie naujienas jums bus pranešta tiesiogiai. Svarbiausia, žinokite, kad jau yra pakankamai įrodymų apie miego kokybės pagerėjimą siejama su NESA. Pavyzdžiui, siekdami tobulėti mes jau dirbame su COVID-19 pacientais. Uroginekologijos pasaulyje taip pat yra daug mokslinių ir klinikinių įrodymų. Taip pat rasite daug darbų ir įrodymų susijusių su fibromialgija bei neurologijos sritimi. Taigi yra daugybė sričių, kuriuose atliekami tyrimai. O svarbiausia, kad jais remiantis nuolat atnaujinamas technologijos aprašas, kuris retkarčiais jums bus persiunčiamas, kad žinotumėte, kuriuose srityse tobulėja šios technologijos pritaikymas. Tuo užbaigsime įgyvendinimo kursą. Tikiuosi, kad padėjau jums suprasti, jog ši technologija gali padėti įgyvendinti ir pagerinti gydymą, kurį taikote pacientams savo klinikoje. Ją naudodami galima padėti daugeliu žmonių, kurie kreipiasi į gydytoją. Atminkite, kad pokyčių paslaptis yra sutelkti visas pastangas į naujovių kūrimą. Labai ačiū už dėmesį.